klausiame sinoptiko Paulius Starkus. Labas rytas, Pauliau. Labas rytas. Koksgi tas balandis, tai yra pirmosios 2 savaitės ir kuo gyvensim artėjančias kelias dienas? Balandis galbūt daliai žmonių kol kas jo pirma ta pusė ir nelabai patiko, bet vėlgi čia šiek tiek prie to prisidėjo neįprastai šiltas saulėtas kovas, nes balandžio pradžioje ir per šventes laukiame tokių vėsesnių šiek tiek orų, netgi kaip prisimename ir mišresnių kritulių, ir stipresnio vėjo. Bet ta temperatūra nors ir yra truputį žemesnė nei turėtų būti šiuo metu laiku už tą daugiametę normą, tačiau nėra tie nuokrypiai labai dideli ir vis tiek jinai tokia artimesnė būtent tai, kurie turėtų būti. Na ir šiek tiek, žinoma, buvo tokių ir svyravimų, tai ir vėsesnių, žinoma, dienų, bet taip pat jau pastarosios dienos buvo šiltesnės. Tiek užvakar, tiek vakar temperatūra kilo aukščiau, vakar jau netgi vietomis ir viršėjo ir 19 laipsnių. Na, dar tos 20 laipsnių ribos šiais metais dar kol kas neviršėjome, bet jau pamažu vis artėjame. Na ir panašu, kad artimiausiu metu tokio ryškesnio ar atvėsimo, ar atšilimo šalyje neturėtų būti, tad daugmaž tokie panašus tie orai ir laikysis. Na ir ta drėgmė, kol kas jos stygiusi jaučiasi, nes pirmoji balandžio pusė irgi nebuvo drėgna, daug kur kritulių iškrito daug mažiau negu turėtų iškristi šiuo metu laiko. Bet artimiausiu metu bent jau dalyje Lietuvos šiek tiek, žinoma, to lietaus sulauksime. Na ir dabar norėčiau parodyti tada Europos vaizdą vakar. Virš Lietuvos turėjome tokią situaciją, kaip matome, vieną žemo slėgio sritį baltai, čia debesis yra vakaruose ir kita yra kiek ryčiau. Lietuva buvo įsispraudusi būtent tarp jų, bet pasidalinusi dvi dalis. Vakarinė pusė buvo tokia niūresnė, labiau ten debesuota būtent nuo čia artėjančio fronto. O rytinė pusė tikrai buvo labai gražus saulėti orai ir šilti, tai kaip minėjau, ta temperatūra jau kopia virš 19 laipsnių. Na ir artimiausiu metu, tai tiek ir šią naktį ši sistema orus lemia, bet artimiausiu metu daugiau tos drėgmės, kurios pas mus atneš, tai bus būtent čia ryčiau esanti šita žemo slėgio sistema, kuri pakils jau į Lietuvą. Na ir šiandien tokie dalyje Lietuvos numatomi niūroki orai. Tai, kaip matom, mėlynas spalvas, tai didesnėje šalies dalyje turėtume sulaukti kritulių. Tai kol kas ta pirmoji dienos pusė daugiau pietvakariniai dalyje turėtų būti ir žemų debesų ir to lietaus, bet vėliau antroji dienos pusė į vakarą daugiau jau visą tai bus su šiuo ryčiau esančiu ciklonu, būtent toje rytinėje, šiaurės rytinėje šalies dalyje. Tai ir daug debesų bus, kiek mažiau jų laikysis vakarinės rajonuose, ten turėtų būti pragiedrulių. Na ir taip pat popietės valandomis šalies pietvakariuose taip pat pragiedrėjimų turėtų būti daugiau. O temperatūra šiandien, kadangi daugiau debesų ir to lietaus šiek tiek sulauksim, tai bus truputį žemesnė, daug kur dar 7-12 laipsnių. Na ir vietom dar, kur ilgiau pašvies saulė, tai greičiausiai tai bus šiaurės vakarinė dalis, pietvakariniai rajonai dar galės sušilti ir iki 13-14 laipsnių šilumos. Penktadienio naktį ciklonas toliau laikosi visai šalia mūsų ir, kaip matom, beveik visoje šalyje turėtume sulaukti lietaus. Tai daugiau jisai numatomas antroje nakties pusėje, tai pirma nakties pusė dar bent jau pietvakarinėse rajonuose turėtų būti kiek mažiau debesuota, bet vėliau tie debesis neapsisis labiau jau tas dangus ir iki ryto tikrai daugelį rajonų palis. Temperatūra tai daug kur bus teigiama, visoje šalyje turėtų išlikti teigiama, tarp 1-6 laipsnių šilumos, tačiau būtent toje pietvakarinėje dalyje, kur bus šiek tiek pragiedrulių, tai dirvos paviršius turėtų nubalti nuo šalnų. Ir penktadienio dieną ciklonas vėlgi laikosi ryčiau mūsų, bet pamažu jau atsitraukinėja. Tai pirma dienos pusė dar tokia niūresnė, ypač rytinė pusė. Na, aplamai rytinė šalies dalis šį kartą išsiskirs su tuo didesniu debesuotumu ir, kaip matome, lietumi taip pat čia ir palis. O vakarinė, ta visa šiaurės vakarinė dalis jau pamažu turėtų tos sąlygos taisytis, daugėt pragiedrulių ir, kaip matome, ir šilčiau ten bus taip pat. Tai ten orai kaip ir nusimato, nors vėlgi sausesni, tai nebūtinai gerai, bet tokie šviesesni ir šiltesni. Tai temperatūra bus nuo 9-12 laipsnių pietvakarinėje, rytinėje dalyje, kur bus daugiau debesų ir lietaus dar. O štai kuo toliau šiaurės vakarus, tuo šilčiau ir pačiuose šiaurės vakarinėse rajonuose, kur daugiausia saulės, galės net ir iki 15-17 laipsnių šilumos ta temperatūra kilti. Šeštadienio naktis ciklonas dar toliau jau pradeda tolti, toliau į rytus, bet pirmomis nakties valandomis dar matome virš rytinių rajonų, šiek tiek yra to lietaus tokio židinukų, tai dar ir debesuotumas čia laikysis didesnis, bet kitose regionuose jau visur sausa.
pasisuka vėjas daugiau čia iš šiaurės, bet jau nebestiprus. Ir temperatūra vėl krenta žemiau, bet labai panaši visomis naktimis. Tokia tarp 1-6 laipsnių šilumos, na ir vietomis dirvos paviršiuje turėtų būti šalnų. O šeštadienio diena jau viskas anticiklono įtakoje, kaip matom, debesų Lietuvoje beveik nebus, tai tokia nusimato mažai debesuota, vietomis ir visai giedra diena. Ir žinoma šilta, tai temperatūra kils iki 12-17 laipsnių šilumos, na ir tie šiaurinių krypčių tokie vėjai neturėtų irgi kelti kažkokią diskomfortą, nes irgi nebus stiprus. Sekmadienio naktį išliekame aukšto slėgio sistemos įtakoje, jie yra kiek šiauriau, taip pat apima ir vakarinę dalį nuo mūsų, ir visi ciklonai jau lieka rytuose. Tai irgi naktis daugiausia giedra, sausa žinoma, taip pat nurims ir vėjas, tai rami tokia. Ir temperatūra vėl tarp 1-6 laipsnių šilumos, bet jau ne tik dirvos paviršiuje, bet ir ore. Vietomis tų šalnų turėtume sulaukti ir iki 0,5 laipsnių šalčio. Sekmadienio dieną sąlygos panašios, bet šiek tiek arčiau čia stumasi žemo slėgio srities debesis, tačiau lietaus neturėtų jie atneš, bet debesuotumas didesnis. Tai saulės galbūt šiek tiek mažiau, bet vis tiek temperatūra dar laikysis aukšta, tarp 11-16 laipsnių. Na ir tik tai kiek labiau pasijo šiaurės rytų vėjas. Pirmadienio naktį irgi debesuotumas šiek tiek didesnis, bet tokių žymesnio tokio lietaus neturėtų būti. Na čia rytinėse rajonuose nuo ryčių esančio žemo slėgio sistemos kaip ir yra tokia tikimybė šiek tiek tokio trumpalaikio lietaus, bet kitose regionuose tikrai jo neturėtų būti ir tų debesų nesimato žemų tokių daug, tai tokia labiau nepastoviai debesuota naktis, na ir vėl temperatūra tarp 1-6 laipsnių šilumos, bet bent jau dirvos paviršiuje tikrai turėtų būti dar ir šalnų iki 0,4 laipsnių šalčio. Ir pirmadienio dieną, tai sąlygos labai panašios, šiek tiek toks didesnis debesuotumas, galbūt pietinėse, rytinėse rajonuose, bet lietaus žymesnio tokio tikrai neturėtų būti, nebent negausus palynojimai. Ir vėl temperatūra laikysis maždaug tarp 10-15 laipsnių. Antradienį tos sąlygos ypatingai daug nesikeis, tik šiek tiek daugiau debesų, tai vėlgi naktis dar su teigiamom temperatūrom, vietomis šaldomis, bet diena turėtų būti dėl didesnio debesų kiekio kokių 10-15 laipsnių šilumos. Na, o kitos savaitės viduryje, tai sąlygos irgi išlieka sausos, kaip matom, aukšto slėgio sistema, tad tokio drėgnesnio to laikotarpio per šitų keletos dienų dabar, kurias turėsime, artimiausiu metu dar nebus. Dėkuoju tau, Pauliau, už tikiuosi, kad žmonėms geras naujienas, gražaus artėjančio savaitgalio. Na, jūs noriu pakviesti